1961 m. rugpjūčio 13 naktį Berlyno gyventojai nuėjo miegoti viename mieste, o pabudo dviejose. Per naktį miestą perkirto siena ir nuo tos akimirkos žmogaus gyvenimą lėmė vienas vienintelis dalykas. Kurioje sienos pusėje jis atsidūrė? Ta pati tauta, ta pati kalba, kartais ne ta pati gatvė, bet du visiškai skirtingi pasauliai. Apaštalas Paulius laiško Galatams pabaigoje piešia labai panašų vaizdą. Tik jo siena eina ne per miestą. Jie eina per visą žmoniją. Ir jis sako, yra dvi sandoros, dvi motinos ir du gimimai. Vienas gimdo vergystėj, kitas laisvėj. Ir klausimas staiga tampa labai asmeniškas. Kurios motinos vaikas esu aš? Šį sekmadienį Šlovės bažnyčioje tęsime seriją Evangelija be grandinių. 8 dalis Galatams laiškas 4 skyrius. Kalbėsime apie tai, kodėl religija, kurią statome savo pačių jėgomis, gali būti įspūdinga, brandi ir logiška ir vis tiek nepagimdyti gyvybės. Ir kaip atrodo gyvenimas laisvės pusėje. Kviečiu tave ateiti. Susitinkame šį sekmadienį Savanorių prospekte 192 Kaune. Nes sienos, kurias stato vergystės sistemos, nėra amžinos. Amžinos yra tik tai pažadas. Kurios sienos pusėje šiandieną tu gyveni.